Tai šiandien tada pratęsiu su servo varikliukų programavimu. Praeitą kartą neatsimenu, ko baigėm, bet šiandien tada tai praeitą kartą ir pradėjau programuoti tą pultą pirmiausia. Tai dabar iškart ir paskleisiu ekraną, pažiūrėsiu, ką aš čia praeitą kartą pridariau. Pultas. Tikriausiai šitas kodas bus. Tai čia siunčiau potenciometrų vertės iš joysticko. Tada mygtuko vertę nuskaičiau. tą mygtuko vertę atprintinau ant ekrano, kad matytųsi. Žiūrint į pulto kodą ir tada tą dar išsiunčiu mygtuko vertę į žodžiu, radio signalu, tuo radio kanalu. Nulintuoju, tai dabar reiškia, turbūt ir kėliau tą kodą, tai galima dar dėl visą ko kelti. Dabar prijungsiu prie pulto ir įkelsiu šitą kodą. O dabar tada reikia atsidaryti gali būti šitas, įdomu, ten tarp tų pavadinimų. Dūrinausi. Čia tiesiog programavimas, čia kaip parašyta, taip ir yra. Niekas. Tai čia bus kitas tada. Testas bus. Bet čia su visu važiuoklės kodu. Bet tai galima šitą ir palikti. Ten kaip paliktas potenciometrų yra signalas, tai ir čia galima palikti. Dabar tada atsijungsiu pultą ir prisijungsiu prie mikrobito, jau prie kurio grinai servo jungtųsi ir prie kurio varikliai buvo prijungti, prie to, kur variklius valdo. Tai dabar parsiųsiu aš čia kodą į jį ir galvoju, turėtų matytis vienas dalykas čia, ką dabar padariau. Tai čia dabar prie šitos plokštės yra niekas neprijungta. Čia gaunasi, čia buvo į šitus lizdus prijungti varikliai per tuos H-bridžus, o paskui kitus variklius jungiau, o dabar čia niekas nebepajungta. Bet prie šitų outputų yra po lemputė prie tų išėjimų. Ten yra raudona ir žalia lemputės. Tai galėčiau dar per ekraną plokštį aiškiau parodyti, bet gal čia viskas matysis, veiks. Tai jie rodo, tos lemputės rodo, kokie signalai yra siunčiami į šitus, arba kokie iš vis elektros galia siunčiama į šitus išėjimus. Tai va dabar, kai aš joysticką jungiu į priekį, tai dvi lemputės užsižiebia raudonai. Čia dabar po lempą nelabai gal matosi, tai aš biškį patrauksiu. Turėtų aiškiau matytis. Paspaudžiu joysticką į priekį ir dvi lemputės raudonai užsižiebia. O jeigu šiek tiek pamažu grįžtų į centrą, tai lemputės dingsta pamažu. Ir net kažkokia žalia užsižiebia. Tai čia pats mažiausias ryškumas, koks gali būti. Tai čia gyvai aiškiau tas matosi. Bet dar aiškiau, o gal ne, galvoju, kai variklį prijungi, gal tas pokytis aiškiau matosi. Bet man atrodo, kad čia lygiai grečiai prijungtos tos lemputės, tai tas pats gaunas. Tai jos indikuoja tą signalą, kurie eina į tuos lizdus. Ir jeigu aš atgal dabar jungsiu, tai užsižiebsiu žaliai. Irgi. Dabar iš šonus tai viena taip, kita taip. Tai čia grinai per šitas lemputės galima matyti, ką variklis tarsi darytų. Tai ir ką dabar dar šitai rodo apie šitą mikrobitą, tai kad čia yra tas įkeltas kodas, kurį kėliau, ir šitas mikrobitas su pulteliu būtų galima čia valdyti tos du variklius, tą važiuoklę prijungtą. Tai čia dabar tas neprijungta, bet šitas visas kodas veikia. Ir aš dabar prie šito kodo šalia prijungsiu servo valdymą. Tai kad parodyt, kaip viskas integruotis gali
Dabar vat galvoju, bus fainai šitą patį kodą įdėti servo variklį. Tai dabar tada parodysiu per kamerą, kur aš prijungsiu čia servo variklį irgi. Įdomiau bus, tai čia naudosiu tą irgi galingą praeito karto. Noriu jį naudoti dėl to, kad jis turi tiesią svirtelę, tai aiškiau bus pozicija pamatyti, kaip keičiasi. Tai aš dabar jį prijungsiu prie 8 servo lizdo. Va. Ir dabar aš padarysiu, kad jį būtų galima valdyti kažkuriuo mygtuku per kodą. Tai dabar tada įsijungsiu tą patį kodą ir suprogramuosim. Va. Tai dabar pirmiausia, ką reikia padaryti, tai priimti tą signalą, kuris ateina iš to pulto. Nes čia aš priimu tuos potenciometro signalus, bet dar reikia priimti red button vertę, kurią išsiunčiu. Tai čia vat, jeigu vardas X, jeigu vardas Y ir jeigu dar vardas red button ateis. Tai reiškia, reikia trečio tokio ifo. Tai duplikuoju ir jeigu name yra, man atrodo, taip pavadinau ten. Reikia greitai nubėgti tą kodą, pažiūrėti. Ne šitas kodas, o pulto kodas. Red button, jo. Testas. Ne. Taip, testas. Vis kitose vietose. Kodėl kopijas man daro? Nesąmonė kažkokia tai. Dabar jau nepadarė kopijos. Nu įdomu. Jo. Tai vardą gerai užrašiau ir tada vertė ateis 0 arba 1. Tai čia dabar kodė šitam ar kažką siunčiu va. Skaičius. Tai aš čia tada paliksiu. Jo, šitą išimsiu. Aš noriu pamatyti tik tai, kokia vertė ateina iš to raudono mygtuko. Tai serial print bright number. Ir tada vieną kintamą čia dėsiu, šitą dabar jau nebereikia. Ir čia aš dabar jau nebematau, nes man reikia naują kintamą susikurti. Tai raudono mygtuko vertį. Tai čia tada irgi taip pat pavadinsiu. Red button. Tai čia tada po red button verte aš priimsiu kintamai ir jį įdėsiu į tokį patį vardą praktiškai. Red button. Ir tada per serial terminalą pažiūrėsim, kas čia ateina. Kokia vertė. Red button. Parsiunčiam kodą ir aš dabar nespausiu mygtuko. Show data device. Gerai, dabar nieko nerodo. Ir jeigu dabar viskas spaudiniai, irgi neveikia. Tai klausimas, ar aš čia vėl blokelį netabiškai parinkau, ar... Bet abu jie ant to pačio kanalo, tai paskutinė akimirka susikeitė vietom. Man reikia testo. Va. Jo, prie 0, bet kodėl nieko neprintina. Įdomu. Red button. Nu, galima ne pagrindiniam kode šitą blokelį dėti, bet prie radio ryšio. If radio received. Iškart po šito. Nes jeigu gaus tą žinutę, tai būtinai praeis šitą vietą ir tada galima ir šitą įdėti. Gavęs žinutę atprintins, kokią vertę jis gavo. Tik tai gal šitas blokelis neveikia, ir neveikia jis. O tas blokelis, kur anksčiau naudojau, veikia. Čia. O gal būtų galima šitaip tada. Gal jis jos nepriima kaip tos vertės nepriima kaip skaičiaus. Nu va dabar matom, kažkokia tai nesąmonė čia.
Ateina skaičius, bet nespausina kaip skaičiaus. Na, bet dabar gerai jau. Tai dabar, jo, 0 mato, bet jeigu spaudžiu mygtukus, tai vertė neteina. Tai dabar jeigu vertė neteina, tai man tada reikia pažiūrėti, ar aš tą vertę iš vis išsiunčiu. Tai aš dabar prisijungsiu laidu prie pulto ir pažiūrėsiu, kas tam pulte darosi. Įsijungiu pulto kodą. Aš praeitą kartą lyg žiūrėjau, lyg tai ten rodė. Ta. Įdėsiu tokį patį blokelį. Dar toks blokelis yra. Reikšmę galima siūsti. Nu, tai sakykime, tokie tegul ir būna. Ar tokį blokelį išbandyti. Galima dabar. Neprisijungia prie mikrobito. Nu, va, parsiunti ir ką dabar matys pultas. Gerai. Raudonas mygtukas dabar nepaspaustas, o jeigu paspaudžiu, 0. Nu, gerai. Tai reiškia, matosi aš dabar. Spaudžiu, nespaudžiu. Spaudžiu, nespaudžiu. Reiškia, jis reaguoja. Ir tą vertę aš siunčiu. Va, kur bėda yra. Pasirodo, pulte bėda buvo. Čia vat čia dabar ką mes ekrane matėm, tai yra red button vertė. Iš kur mes ją gaunam, tai iš šito blokelio. Čia vat yra red button, yra tas, kas matosi ant P15 kaiščio. Bet aš šitos vertės nesiunčiu radio ryšiu. O ką aš siunčiu radio ryšiu po red button žinutės pavadinimu, tai yra analog read pin P2. O P2 tai realiai yra, va čia, P2 yra potenciometras. Tai jis net nemygtuką stebi. Tai čia dabar būtų galima arba įdėti kaištį, ant kurio mygtukas stovi, arba tiesiog šitą red button vertę įdėti. Viskas. Bet toks buvo bugas praeitą kartą. Aš ten skubėjau praeitą kartą, tai va ir neužsibaigė pulto kodas. Man atrodo, dabar pakeičiau, bet neįkėliau. Tai dar dėl visako. Įkeliu. Ir dabar jau su pultu viskas gerai. Dabar jau žiūrėsim, ar ateina iki su varikliuku mikrobito. Testas. Gerai, vertė ta pati, red button value ir tada atspausdinu. Tai čia šitas kodas įkeltas, net nebuvo reikalo. Nu, bet va. Ir dabar show data device. Ir mato 0. Kodėl mato 0? Nes turbūt čia dabar jau šitas blokelis jau ir neveikia. Nes čia ir buvo ne tas blokelis, kurį reiktų naudoti. Čia aš galvau, bėda kita buvo. Dabar jau turėtų veikti šitas su numeriu. Pasirodo, pulte buvo bėda. Nuresetinu abu. Šitą dabar gerai. Tai padarysiu iš naujo, vėl įkelsiu terminalą. Nu ir vis tiek nemato. Vis tiek neprintina kažkodėl man tos vertės. Gerai, aš įdėsiu į pagrindinę programą. Nu čia labai keista. Kodėl čia taip gaunasi, jeigu jo vertė red button. Gerai, pulte dar tada įsitikinti, ar tikrai tai pavadinta vertė. Ne taip, va dėl ko reikia sekti kiekvieną raidę. Aš čia 3 didžiasias parašiau. Čia niekada taip kintamųjų nerašau, bet ką praleidau dar.
Jo. Realiai programavime kintamųjų pavadinimai, būtent dėl to, kad neatsitiktų tokių nesąmonių kaip dabar, tai kintamųjų pavadinimai rašomi šitaip, kaip čia parašiau. Pirmas žodis yra iš mažosios ir mažosiomis raidėmis, tada sekantis žodis yra iš didžiosios pradžioj ir tada vėl visos mažosios. Ir čia taip gaunasi, kad kintamųjų negalima rašyti su tarpais. Tai reiškia, jeigu kintamai nori pavadinti keliais žodžiais, tai tada sunku bus tos žodžius atskirti. Tai tada didžiosiomis raidėmis naują žodį parašai ir tada jis lengvai visai persiskaito. O aš ten suhaltūrinau su didžiosiomis raidėmis pirmą žodį. Tai taip reikia rašyti ir tada viskas bus aišku, neiškils bėdų. Tai aš dabar ten aš išsiunčiu vertę su vardu red button, bet red žodis yra parašytas iš didžiųjų raidžių, o button yra visos mažos. Tai dar toks bugas buvo. Dabar šitas, ne. Dabar jau išėmiau ir tą koduką, su kuriuo atprintinu vertę, kintamieji, red button. Dabar jau viskas veiks. Show data device. Restartuosiu. Neveikia. Kas dar? Nieko sau. Gerai. Kaip aš dar pulte siunčiu ten tą vertę? Red button. Ne, aš teisingai išsiunčiu ją. Tikriau neteisingai, bet... Aš čia pažiūrėjau prieš tai kintamąjį vietinį šito kodo. Tai jo, apie kintamųjų pavadinimą teisingai sakiau, tik tai pasirodo bėda ne visai tokia buvo. Žodžiu, čia irgi visą dieną planetarinę transmisiją projektuoju. Jau sunkiai viskas galvojasi. Bet dabar jau tarsi susivedė visi galai. Gerai, kintamasis vietinis. Čia yra. Tada išsiunčiam vertę po red button. Aš dabar jau pakeičiau taip, kad kintamasis būtų teisingai užrašytas. Gerai, dabar šitą kodą įkeliu į pulto kodą. Testas. Dabar testę priimti irgi turiu po red button vertę. Tada kintamąjį pavadintą red button irgi nustatau per vertę. Ir dabar dar reikia vėl pamatyti, ar tikrai gaunam tą kintamąjį. Dabar jis iš vis nieko neprintina. Gerai, šitam kodė neteisinga dėti kitus blokelius nesusijusius su radio ryšiu, tai geriau yra čia kelt. Bet greit prie pradinio varianto. Bet tas jo neišspręs bėdos. Esmė, kad aš dabar pultų, kai valdau, tai joystickas valdo tas lemputės, kur pradžioj rodžiau. Tai reiškia, kad radio ryšys veikia, bet jis nepriima tik tai paskutinės vertės. Tai čia kaip vieną kartą problemą sprendžiau šitaip dar. Tai gali būti, kad
Šito kintamai mums dar nerodo. Patys jau serinės komunikacijos blokeliai. Na, dabar jau printina tarsi, bet dabar neprintina vertės. Nu gerai, dar kartą prie pulto prisijungiu, čia kažkoks užburtas reikalas. Taip dar nestrigė. Gerai, visas tris dabar susikel. Čia jūs ką dabar mato, tai debuginimo procesą. Grinai atrodo elementariausių dalyko. Bet va, yra 3 vertės, kurias siunčiam. Nu, realiai būtų galima dar pabandyti vieną variantą. Aš čia siunčiu po red button verte ir apskritai tą red button tai galima pavadinti 2 didžiosiomis raidėmis. Red button. Radio ryšių irgi kuo mažesnis kiekis turi būti informacijos. Pavyzdžiui, mikrobito robotai irgi ten keliom raidėm tik tai komunikuoja. Ten aš surašęs buvau savo ant lapo, ką kuri reiškia. Nes tas kiekis greit susideda ir paskui pradeda strigt komunikacija. Nu tai va čia. Ir galim dar taip pavadinti čia. Ta bėda nebus. Bet kad dar pulto kodą galima pakeisti, tai nebekintamą jį siūst. Kaip aš čia praeitą kartą pasakiau, kad galima taip. Bet grinai nuskaityti, ką mato tas skaičius, po kuriuo mygtukas pajungtas. Nu ir dabar parsiunčiu į šitą ir vis dėlto padarau jo dar ką planavau, tai reikia pamatyti visas šitas 3 vertes. Yra 2 joystickų vertės ir tada mygtuko vertė. Atprintinsiu ekrane ir dabar show device. Va, tai 5, 4, 1, ir čia yra joystickų vertės, jos va viršai matosi, kaip ten keičiasi. Aš joysticką valdau. Ir tada yra violetinė linija pačioj mygtuko. Tik nerodo, kaip keičiasi, bet skaičiukas apačioj matosi ekrane, kaip keičiasi va šitoj vietoj. Tai reiškia, aš tikrųjų turėčiau išsiųsti visas šitas 3 vertes. Ir ta dabar raudono mygtuko vertė yra po RB. Gerai, tai dar kartą parsiunčiu, kad bent jau tokios problemos nebūtų. Tikrai. Gerai, prisijungiu prie mikrobito su pultu. Testas. Ir dabar prie priėmimo turiu pakeisti vardą, kurį ten buvo RB. Tai kai bus vardas RB, tada red button vertė bus įrašyta pagal tą reikšmę, kurią jis šalia tos žinutės. Ir čia dabar red button. Ir galima čia pasirodo vieną kintamą įsiųsti, tiesiog printint ant ekrano. Tai taip ir tegul būna. Išsaugom ir dabar vėl neteis žinutė. Iki šito mikrobito kažkokia nesąmonė. Dabar aš išjungęs pultą dar buvau. Dabar išjungiau pultą ir va, dabar jau veikia. Šitaip va, pusvalandį spręsti vieną skaičiuką galima. Viskas dabar veikia. Konkrečiai problemos vienos taip ir nebuvo. Reiškia, buvo kokios 5 turbūt. Kelios paskui procese atsirado, bet va, dabar jau išsisprendė. Tai viskas, dabar turim skaičiuką po red button kintamuoju. Dabar su šitu skaičiuku, čia kaip praeitą kartą sakiau, kad sudėtinga mygtuku valdyti servo variklį, pavyzdžiui, kokį nors griebtuvo. Nes tu nori paspaust, pagriebti ir tada kažkur važiuoti su juo. Ir jeigu tau visą laiką reikės laikyti tą
servo variklį nuspaudus, kad jis laikytų, tai tu kažkur netyčia pamest gali važiuodamas. Dėl to reikia padaryti, kad jis užsifiksuotų. Tai tam yra tokia funkcija. Toks būdas. Tai aš tam dabar padarysiu, kad paprasčiau būtų kodą orientuotis, tai visą šitą kodą, arba aš galiu padaryti taip va dar. Čia yra tokie funkcijos blokelis, padaryti funkciją. Aš dabar ką padarysiu, tai sutrauksiu visą šitą kodą, kuris pagrindinis yra į vieną blokelį, nes čia dabar aš jau nebegaliu iki apačios nueiti, kad pradėčiau kokį nors kitą kodą rašyti. Aš dabar funkcijos, padaryti funkciją ir čia nieko praktiškai daryti nereikia, jeigu ten paskui jau papildomi visokie dalykai. Va, ir dabar šitą funkciją padariau ir čia do something, tai čia galima pavadinti kaip nori, ten, pavyzdžiui, čia bus važiavimas. Tai važiavimas, kadangi čia visur yra praktiškai važiavimo blokelį, tai va čia yra važiavimas. Ir aš dabar visus šitus blokelius į važiavimą ir įdėsiu į funkciją. Ir paspausiu rodiklytę į viršų. Ir viskas, visas mano kodas dabar va kažkur dingo po šitų blokelių. Bet jis dabar neveiks, kad aš jį čia sutraukiu. Tik aš dabar visus tuos blokelius paėmiau ir sutraukiu va į šitą ir tarsi, bet aš negaliu čia įdėti pagrindinę programą. Tai aš dabar, kad šitą kodą, kuris čia dabar sukištas, vėl įjungčiau šitą blokelį į forever, kad jis veiktų, tai funkcijos blokeliuose dabar jau yra atsiradus va tokia va, call važiavimas, iškviesti važiavimo funkciją. Tai va čia va šita funkcija, kuri čia paslėpta, dabar ją aš galiu aktyvuoti su tokiu blokeliu. Va tai va aš dabar sutraukiu tą visą 80 blokelių funkciją į vieną blokelį. Ir aš dabar šitoj vietoj galiu jau naują kodą kažkokį tai konstruoti. Va, daug sumažėjo kodas. Ir šitą belė kur nors galim padėti, kad jis netrukdytų. Tai dabar pradėsiu tą servo valdymo programą. Tai aš dabar galvoju, kaip čia geriausia būtų pradėti šitą, kad aišku būtų, kas čia vyksta. Mums reikia statuso servo variklio. Kur tas servo turi būti? Tai jis gali būti, ten daug visokių statusų gali būti, nuo 1 iki 80 laipsnių yra. Bet mes turėsim 2, nes mums reikia kada jis užsidaręs ir kada atsidaręs. Tai reiškia, aš dabar sukursiu naują kintamąjį. Tai, pavyzdžiui, būtų galima state, dažniausiai rašosi statusas, bet, parašom. Ne, taip rašom, dažniausiai programavime būna state. Ir kad pilnesnis pavadinimas, tai servo state. Va. Naujas kintamasis ir servo state gali būti 0 arba 1. Tai jeigu bus 0, tai servo važiuos į vieną poziciją, o jeigu bus vienetas, tai servo važiuos į kitą pusę. Va. Ir tada galima tokią logiką ir padaryti. Jeigu tik dabar šitas blokelis čia netinka, reikia mums nuskaityti kintamai, kur tas servo state va. Tai jeigu servo state yra lygu 0, tai mūsų servo, o dabar servo yra df driveris, kaip praeitą kartą rodžiau, servo S8, servo S8 užrašom 0, sakykime. Tai va, jeigu servo state yra 0, tai servo 8 važiuos į 0. O jeigu servo state yra lygu vienetui, tai servo 8 važiuos tada į kitą galą. Va. Tik tai kaip dabar padaryti, kad mygtukas valdytų šitą procesą? Tai dabar čia labai greitai viskas sudėtingės, nes su šitais if blokeliais viskas ir užsibaigs, čia jokių daugiau nereiks grinai struktūroje kodo, tik tai va šituose sąlygose susikeis daug dalykų. Tai dabar, jeigu servo state yra 0, tai servo 8 ir 0. Bet
Jeigu mes dar paspaudžiam mygtuką, tai reiškia, mygtukas, kaip matėt, aš dabar... Jo, gerai. Niekas dar čia nepasikeitė. Jo, tada aš dabar nespaudžiu mygtuką ir va, mygtuko vertė yra 0. Vienetas. O kai aš paspaudžiu mygtuką, vertė yra 0. Tai čia, taip apsiverčia tarsi reikšmė, bet čia turėti šito omeny reikia programuojant. Tai čia galima padaryti, kad būtų atvirkščiai, kad kai paspaudi vienetas, bet čia dabar tas nieko nekeičia. Jo, tai kai paspaudžiu mygtuką yra 0. Tai jeigu aš paspaudžiu mygtuką ir kur tas yra red button, jeigu red button yra 0, čia kai paspausiu mygtuką, tada servo state reiktų, žodžiu, gerai, tada reikia, kaip čia dabar paaiškinti, jo, tai jeigu mygtuką paspaudžiu 0, tai tada turiu, nes čia nebus taip, kad raudonų mygtukų aš servo nustatau vieną pusę, o žalių mygtukų, pavyzdžiui, kitą pusę nustatau. Aš viską darysiu vienu mygtuku. Tai tas raudonas mygtukas turi atlikti abi funkcijas. Tik tai klausimas, kurią funkciją jam reikia padaryti. Ar servo į vieną pusę nuspausti, ar servo į kitą pusę nuspausti. Tai dėl to mums reikia išsiaiškinti, kur tuo metu servo varikliukas jau yra. Tai jeigu aš paspaudžiu mygtuką, tada mums dar reikia išsiaiškinti, kur mygtukas yra. Tai tiksliau, ne mygtukas, o servo variklis yra. Tai kur mums, kaip mums pasakyti, kur mygtukas yra, tai su servo statusu. Nes mes dar šitam kode niekur servo statuso nekeitėm. O jis čia yra ir 0, ir 1. Tai kur mes keičiam kode, tai yra šituose ifuose. Tai, pavyzdžiui, aš dabar išsiimsiu, kur galima nustatyti kintamai, ir aš jį čia įdėsiu dabar. Tai dabar kas čia vyksta, tai, žodžiu, jeigu servo state yra 0, tai reiškia, ir servo variklis turi būti, ne, pagal šitą nieko spręsti negalima kol kas. Čia tiesiog pirma sąlyga. Tai va, servo yra 0. Tai reiškia, jis yra, sakykime, uždarytas. 0 tai pilnai užsidaręs. Tai tada servo statusas irgi yra 0, nes jis yra užsidaręs. Tai va, čia tas yra. O jeigu servo yra, čia 180 atidarytas pilnai, tai tada servo statusą reikia nustatyti į 1, tai reiškia, jis yra atsidaręs. Tokia bus logika. Tai dabar mums šitą kodo dalį reikės įgyvendinti tada, kai servo bus atidarytas pilnai. Nes jeigu servo yra uždarytas, tai jis ir yra uždarytas, nereikia šito kodo daryti. Tai reiškia, šitą kodą turim daryti tada, kai servo yra atidarytas. Tai servo statusas turi būti vienetas, reiškia, nes servo statusas vienetas yra tada, kai jis atidarytas. Nes va čia abu blokeliai aktyvuojasi. Tai mes jau turim tada vieną iš sąlygų, kada reikia įgyvendinti šitą kodo vietą, kai servo statusas yra 1. Tai va čia dabar servo statusas yra lygu 0. Tai šitą reikia pakeisti, kad kai servo statusas bus vienetas. O šitą tada atvirkščiai, reiškia, 180 turim servo padaryti tada, kai servo statusas yra 0. Reiškia, čia 0. Bet jeigu mes dabar šitą kodą įkelsim, tai čia pastoviai keisis. Reiškia, užrašys servo statusas. Čia galima pradžioj kodą ir padaryti. Va čia yra tas, kur vieną kartą įgyvendina kodą, tai pradžioj programos padarysim servo state 0. Tai dabar galima nuosekliai ir žiūrėti, kas čia vyktų kodo metu. Tai šitą vykdys, tai čia bet kuriuo atveju, čia važiavimas, jį greitai prabėgs ir tada bus tikrins sąlygą. Jeigu servo statusas bus 1, tai servo statusą mes jau nustatėm į 0. Tai reiškia, šitą visą vietą programa prašauks, nedarys.
o tada pradės šitą daryti. Tai servo statusas, tikrins, ar servo statusas yra 0. Tai mes kadangi nustatė 0, tai jis pradės vykdyti šitus blokelius. Tai servo tada užrašys 180 ir servo statusą pakeis į vienetą. Tada eis į viršų ir darys kodą iš naujo. Važiavimas ir tada tikrins sąlygą. Jeigu servo statusas yra 1, tai tada padarys šitus blokelius. Servo uždarys, o statusą nustatys į 0. Ir jeigu jūs dabar pažiūrėsite šitą vietą, tai kadangi mes ką tik vėl grąžinom į 0, o čia tikrina, kad 0, tai žodžiu, tarp šitų blokelius va taip 100 kartų per sekundę vykdys ir niekur šita programa mūsų nenuves. Tai mums reikia papildomos sąlygos, kada mums šitą, žodžiu, bet kurią sąlygą įvykdyti. Tai jeigu servo statusas yra tas ir jeigu mes norim, kad jis kažką darytų su servo varikliuku, jeigu mes spaudžiam mygtuką, kad reikia keisti statusą, tai reikia papildomos sąlygos šitai loginiai operacijai. Ir tam yra toks mygtukas, blokelis end, loginė operacija. Tai reiškia, ir ta sąlyga turi būti teisinga. Va. Ir tą patį reikia padaryti su šita vieta. Irgi laukti mygtuko paspaudimo. Va. Tai jeigu dabar servo statusas bus netoks, kokio norim, ir dar mygtuką spaudžiam, tik tada šitie blokeliai bus įgyvendinti. Bet čia dabar sudėtingas procesas gaunasi su šitu. Čia dar neradau gero būdo, kaip naudoti ten ciklo blokelius, tai čia aš sudėtingiau suprantamai sprendžiu kitą problemą, kuri dabar mums iškyla, nes dabar dar neveikia kodas irgi taip, kaip turėtų, kaip mes norim, kad paspaudžia mygtuką ir servo nuvažiuoja į kitą pusę. Nes kai mes nuspaudžiam mygtuką, tai abu šiti įsigalina. Tai reiškia, ir šitas veiks, ir šitas galės veikti. Prasideda vėl tas pats ciklas, kad viskas eina per tą patį. Tai reikia kažkaip padaryti, kad mes palauktumėm, kol mygtuką atleidžiam. Mygtukas paspaustas, servo statusas ne tas, gerai, vykdom šitą kodą, bet tai įvyksta per nanosekundės, tikriausiai net ne milisekundės. Ir mes nespėsim atleisti mygtuko ir jis pradės šitą jau vykdyti. Tai reiškia, grąžins servo atgal. Tai dėl to reikia lengviausia tai padaryti su pauze. Tai galima basic, pauzę dėti ir čia jau galima bus išbandyti. Tai čia reiškia, jeigu šitas vaifas suveiks, tai gale jo bus pauzė 200 milisekundžių. Ir tokį patį pauzę reikia įdėti čia. Tai šitą kodą dabar galima kelt, bet kodėl kodą nebūtų galima tokį naudoti pagrindiniam roboto? Nes šitam kodą mes dar ir važiuojam. Tai jeigu mes važiuojam ir važiavimo kodą laukiam 200 milisekundžių, paskui dar 200 milisekundžių, tai tada gaunasi čia beveik pusė sekundės. Tai vienas ciklas lauks pusę sekundės, tai vairuoti tokį robotą neįmanoma. Reiškia, įsivaizduot galima 1 sekundę, per 1 sekundę 2 pakoregavimus trajektorijos padarint. Čia vos ne Marso laginimas gausis. Bet mūsų servo varikliui čia iš bėdos veiks, tai galim tą ir pamatyti. Dabar įkėlus šitą kodą, paskleisiu kamerytę. Jo, tai trumpai paspaudžiu mygtuką. Ir servo pervažiuojam. Bet jeigu laikau, tai jis dūrinasi. Tai dėl to reikia dar vieno tokio dalyko. Tai aš pabandysiu čia dar greitai padaryti.
Šiandien ir bus viskas tada, bet jį vis reikia čia irgi dėti, parodyti, kaip tas veiktų. Tai yra toks kintamasis debounce, žodžiu, aš čia prašiau, pasakiau, kaip aš jį pavadinęs esu. Apskritai programavime yra toks terminas debounce. Tai jis yra skirtas tam, kad kompiuteris mygtuko paspaudimą ir priimtų kaip mygtuko paspaudimą. Nes jeigu pažiūrėjus taip labai ten jau realiai, teoriškai į mygtukus kompiuteryje, tai mygtuko paspaudus nėra vieno, kad signalas įsijungia ir viskas. Signalas ten pažiūrėjus ten labai išplėtus laiką, tas milisekundės, tai va, pilna visokių. Va, kai paspaudžia mygtuką ant klaviatūros kompiuterio, tai va taip va atrodo tas signalas iš mygtuko. Atrodo, kad mes 10 kartų paspaudėm tą mygtuką, nes signalas ten labai į mygtuko, ten visą sandarą pažiūrėjus, ten prisiliečia viena metalo dalis, bet gal kažkoks oksidavęsis paviršius, kokia šiukšlė dar mikroskopinė yra ir kol mygtukas pilnai padaro kontaktą, tai įvyksta va tokie trukdžiai. Tai yra suprogramuojamos funkcijos, kurios šitą signalą padaro į kažką panašaus, va kaip čia labiau, bet čia irgi va tas dar noise yra, tas triukšmas signalinis. Va, padaro va iš va tokio, va, kur daug visokių, va į tokį. Tai čia mums irgi reikia padaryti tą patį. Tik čia biškai ilgesnė pamoka gal gausi, bet tai viskas čia. Gerai. Jo. Tai dabar aš taip tiesiog ir pradėsiu. Naują kintamai sukursiu. Debounce. Va. Ir dabar šitas debounce reiškiasi kintamasis užregistruos, kada mes paspaudžiam mygtuką. Ir kai mes paspaudžiam mygtuką vieną kartą, jis leis padaryti vieną kartą šitą visą ciklą kodų. Arba šitą padaryti, bet tada jis viską užkirs bet kokį šito kodo aktyvavimą, iki kol mygtukas nebus atleistas. Tai dabar reiškia šitas debounce'as šituose ifuose suveiks taip. Jeigu šitas ciklas aktyvuojamas, ne ciklas, o šita operacija yra aktyvuojama, tai debounce taps vienetu. Nes mygtukas yra paspaustas ir jeigu abi šitos operacijos, jeigu bet kuri iš jų yra aktyvuojama, tai bus vienetas. Šitas pauzės išimam, nes pauzės yra blogas sprendimas šitoje vietoje. Va, tai debounce'as yra vienetas. Ir pradžioje kodo irgi labai svarbu, kad debounce būtų nustatytas į nulį. Kad pradedam su nuliu, kad mygtukas yra nepaspaustas pradžioje kodo. Ir tik tada žiūrim, ar jis paspaustas. Tai va čia mes žiūrim, ar jis paspaustas. Tai dabar, jeigu mes šitą kodą aktyvuotumėm, čia galima dabar pažiūrėti, aš įkėliau. Va, dabar galima pažiūrėti, ką šitas kodas darys. Tai aš dabar nuspausiu ir laikysiu raudoną mygtuką. Nu gerai. Iki šiol elgėsi, bet žodžiu, kad jis neveikia dabar. Nesisuka. Aš galvau, arba jis pajudės, arba nepakrutės iš viso. Jis kažkaip čia dūrinasi biškį. Bet esmė, kad jis neveikia. Vis tiek nesisuka. Tai dabar ką padaryti reikia, kad jis dar veiktų. Tai čia gaunasi taip, kad aš paspaudžiu vieną mygtuką ir suveikia pirma operacija kažkuri. Paspaudžiu mygtuką, ne visai taip. Čia dabar kas vyksta, tai aš išėmiau tas pauzes. Tai jis dabar 1000 kartų pakeičia servo pozicijas per sekundę. Tai čia dėl to jis nespėja nusisukti kažkur, tas servo varikliukas. Jo. Nepakeičiau va šitoj vietoj, kad sąlygui ifo.
kad jeigu debounce yra 1, tai jis nedaro šito. Šitas ifas neaktyvuojamas. Tai šitoj end operacijai reikia dar vieno end. Tai čia tokia labai sukta gaunasi funkcija. Dabar aš ją įdedu čia. Tai va dabar tą patį dar ir apačioje reikia padaryti. Elementariam dalykui, kiek blokelių reikia. Va, tai dar palyginti reikia, čia va palyginim blokelis, tai galima jį panaudoti. Tai dar mums reikia patikrinti, ar debounce nėra 1, nes jeigu debounce yra 1, tai reiškia mygtukas yra neatleistas ir debounce yra vienetas ir tada nedarom ifo. Va dabar arba servo vieną kartą suveiks, arba iš vis nesuveiks. Tai parodau tada vaizdą per ekraną. Va. Tai dabar nuspausiu ir laikysiu mygtuką. Va. Niekas nevyksta. Spaudinėjau kiek noriu, niekas nevyksta. Nes aš dabar servo ir yra nusuktas ten, kur pirmoj toj funkcijai jam nurodyta nuvažiuoti. O mes pirmą funkciją ir pažiūrim kodą. Nu va, tai žodžiu, prabėgam šitą vietą, servo varikliukas niekiek nepavažiuoja ir viskas, išjungiam visą šitą operaciją, nes debounce'as yra vienetas ir nieko čia nedarom. Tai, bet dabar reikia padaryti, kad mes galėtumėm eiti kažkur toliau. Tai jo. Kaip dabar ten, prisiminti jo. Tai dabar, kai atleidžia mygtuką, debounce'as turi tapti 0. Tai čia reikia trečio ifo. Jeigu red button yra vienetas, tai čia jis būna vienetas tada, kai jis atleistas. Tai tada debounce'ą turim padaryti į 0. Viskas. Gali būti, kad kažką praleidau. Tai dabar įkelsiu kodą ir pažiūrėsim. Gerai. Spaudžiu vieną kartą. Gerai. Neveikia. Niekas. Žiūrėsim, čia greitai pabandysiu debuginti dabar. Jeigu čia bus kažkas rimčiau, tai tada ir baigsim. Bet kol kas jo, tai reikia patikrinti. Dabar pirmiausia pirmiausia patikrinti mygtukas, kokią vertę atsiunčia. Tada servo statusą galima pažiūrėti. Ir dar yra debounce. Tai dar debounce'ą galima pažiūrėti, ar jis keičiasi ten kaip nors, ar jis reaguoja. Čia vat tokiam debuginimui va tas serial terminalas ir yra naudingiausias. Įkėliau ir dabar show data device. Gerai, yra vienetas, 0 ir vienetas. Tai mygtukas va veikia. Aš dabar spaudinėjau mygtuką ir vienetas veikia, bet kiti du skaičiai visiškai nereaguoja. O kiti du skaičiai yra pirmiausia servo state ir debounce'as. Tai servo state pirmiausia yra 0. Tai va kokia bėda, dabar jau pamačiau. Servo state ir debounce'as, tie vat yra 0 ir jie visiškai nesikeičia. Tai reiškia, debounce'as yra 0. Aš ir čia nustatęs pradžioj kodo debounce 0. Bet čia mes tikrinam, ar debounce yra vienetas, o ne 0. Reiškia, debounce niekada netampa 0. Tiksliau, kaip čia? Debounce niekada nebūna vienetas.
Mes čia nustatėm 0 ir niekur kode jis nėra pakeičiamas į vienetą, tik tai pačiam jau if. Tai jeigu mes ifo neįjungiam, tai jis niekada ir vienetu netaps. Čia turi būti 0. Nes mygtukas dar nepaspaustas yra, kai mes paspaudžiam ifą. Tai dabar pakeičiu į 0. Nu ir dabar galima parsiųsti. Ir dabar jau tikriausiai veiks, bet dar pažiūrim per device'o. Ta kintamai. Dabar paspausiu mygtuką vieną kartą. Ir dabar jeigu matot, jau vienas pasikeitė į vienetą, o kitas yra 0. Dabar vėl paspausiu. Ir dabar jau yra vienas šitai skaičiukai pradėjo reaguoti mygtuko paspaudimus. Tai dabar paskleidžiu tada kamerą. Stabdyti bendrinimą kamerą. Va. Gerai, čia dabar, kad aiškiau matytųsi. Jo, paspaudžiu mygtuką, kad dėl to lago. Čia jau nefaina. Ir dabar aš, jeigu paspaudžiu ir laikau raudoną mygtuką, tai servo ir lieka ten. Ir jeigu atleidžiu, nieks nevyksta ir jis laukia sekančio mano paspaudimo. Va, tai šitaip veikia griebtuvo servo valdymas.